Arnai, labai svarbios rungtynės Lietuvos rinktiniai ir jos vyks čia, kur tu visą sezoną čia išliejai tiek daug prakaito. Sakyk, ar prideda kažkokio emocinio svorio tau šitas momentas, kaip jautiesi prieš rungtynės? Na, jaučiuosi gerai. Manau, šitą areną tikrai man labai pažįstama, tai daug praleidau laiko čia, tai manau tiesiog gal pažįstami lankai. Tai jaučiuosi kaip namie realiai, tai smagu dėl to ir jo, laukia labai svarbios varžybos, privalom jas laimėti ir viską darysim to labui. Na, mes puikiai atsimenam, kad Didžioji Britanija, nors ir nėra krepšinio galiūnė, mes negalime jos nuvertinti, kokie yra pagrindiniai akcentai, ką reikia įsidėmėti prieš šias rungtynes ir laikytis rungtynių metu. Na, jie tikrai turi daug atletiškų žaidėjų, turi savo išreikštus lyderius, tai tiesiog reikia atimti jų stipresnės pusės ir tiesiog laikytis mūsų žaidybinio plano, stengtis susirinkti daug lengvų taškų ir žiūrėsim. Rinktinės sudėtis, ko gero, tikrai yra galingiausia per atrankos langą dabar surinkta. Kaip pasikeitė galbūt, ar keisis kažkiek tas rinktinės veidas, kurį mes matysime aikštėje, papildžius komandą tiems NBA krepšininkams? Na taip, jie įneša kažkiek kitokių spalvų, kažkiek kitokio žaidimo ir manau tikrai geri žaidėjai ir dar neturėjom daug laiko pajausti vienas kitą, bet manau tik varžybom iš varžybų bus tik geriau ir manau tikrai jie mums labai padės. Ačiū.